Šis video apie tai, kaip naudotis CF Manager kontaktų formos administravimu. Tai pradėsim nuo tokių pagrindinių dalykų. Tai ką mes matom, bet kokios užklausos, kurios keliauja per kontaktų formas, kurios buvo užpildytas svetainėje. Pavyzdžiui, per mobilį formą, kur ant telefono atsiranda prie kontaktų puslapio, kur dažniausiai būna mūsų kontaktai, arba kokia nors kontaktų forma, kur būna pop-upas iš sidebaro. Tai štai čia yra pažymėta, per kurią formą atsiranda užklausa. Taip, čia data, statusas dar nepakeistas, vardas, emailas, tekstas ir komentarai. Ir čia telefonas. Pavyzdžiui, jeigu klientas suvedė telefoną, tai jisai bus čia atvaizduojamas. Tai čia tiek apie patį formą, bet reikėtų pirmą pakalbėti apie statusus. Statusų galima sukurti kiek nori, kiek patogu pačiam. Nueinama statusas ir, pavyzdžiui, mes dabar sugalvojom, kad mes norim turėti 3 statusus administruojant klientus. Ir, pavyzdžiui, pirmas statusas, kad bus atsakytas. Pavyzdžiui, užklausa, laiškas atsakytas. Dėl pavyzdžio sukursim tik tai 3 dabar. Pavyzdžiui, kitas statusas gali būti, kad netinkamas klientas, nežinau dėl kokių priežasčių. Tai čia galima, sakykime, jeigu darbuotojas administruoja, galima jam parašyti paaiškinimus, dėl ko vienas ar kitas statusas bus naudojamas. Pavyzdžiui, paliekam 2 statusus. Tai jeigu mes turim vieną kokią nors užklausą, grįžtam į CF Manager ir mes galim priskirti užklausai, kokį statusą mes norim. Pavyzdžiui, mes gavom užklausą ne per kontaktų formą, kuri nebus čia registruota, o gavom per elektroninį paštą. Ir kad turėti viską vienoje vietoje, kad būtų patogu administruoti visas užklausas, mes tada įvedam, pavyzdžiui, čia tai bus testinis įrašas. Test, telefonas, gali būti bet koks. Čia limitas yra nuo boto apsaugoti. Ir insert. Tada užklausa atsiranda štai čia viršuje ir, pavyzdžiui, mes norime ją administruoti. Tarkim, mes parašėm, kad klientas klausė, nežinau, ko. Kažkoks buvo klausimas, mes jam atsakėm ar ne. Mes nueinam į statusą, pavyzdžiui, mes jam jau atsakėm, norim pažymėti savo, kad užklausa jau yra atsakyta ir, pavyzdžiui, pateiktas pasiūlymas. Pateiktas. Paliekam taip. Ir mes galim atnaujinti tada statusą. Štai čia matysim, kad jau atsirado naujas statusas, atsakytas, koks komentaras buvo parašytas. Tai čia tiek. Jeigu mes grįžtam į bendrai, vėlgi į administravimą, mes jau čia matysim, koks yra statusas, paskutinis komentaras. Tokiu būdu galima tiesiog turėti visas užklausas vienoje vietoje. Dažniausiai tai galėtų būti naudojama prie užklausų administravimo ir klientų arba užklausų administravimo iki to momento, kol jis tampa klientu. Greičiausiai įmonėje turėtų būti kažkokie žingsniai standartiniai. Sakykime, kas turėtų būti padaryta pirmoje vietoje, koks turi būti atsakymas klientui. Statusas galėtų būti, pavyzdžiui, kad dar dėrybos, arba, sakykime, jisai tapo klientu, arba jisai netinkamas, jam netinka, sakykime, sąlygos ir panašiai. Tai viską galima turėti vienoje vietoje, prašyti ir administruoti. Tai tiek.